galima jį pasodyti lauke ir dengti taip kaip raganės, bet tuo, kad raganės nužydė ir viskas, o šitas žydi visą mielą vasarėlę iki vasario mėnesio. Mes nešam kokį spalį į vidų ir jam užtenka šviesos pas mus viduj ir duoda dar labai daug džiaugsmo, nes labai ilgai žydi. Mes tręšti visiškai jų netręšėme, o šiaip sau, tai sakyčiau, vaisius gal veda tik tiek, kad yra kai kurios rūšys. Dabar turime mes tą raudonąją fasiflorą, tai ragausim šiemet, nes čia iš vaisių yra padarytos sėklos, atvežė mūsų draugai iš Izraelio ir tikimės, kad gal bus ir vaisiai. Šiemet tai žydė labai daug lelijos, bet jau baigė peržydėti. Kiek daugiau, kas žydė, labai gražiai žydė visos begonijos ir šluotelinė kortenzija. Irgi mano mylimiausias augalas, kurio nereikia visiškai dengti. Iš pradžių žydė nuo birželio mėnesio baltos būna šluotos, paskui būna ružavos, paskui raudonos. Nereikia nei žiemai dengti, nereikia nei jokios priežiūros, nei laistome mes jų, nei tręšiame, nei nieko. Taip tiesiog, kad pats geriausias, tai turbūt ir mylimiausias mano augalas ir jis reikėtų sodyti kažkur tai matomoje vietoje, nes šitiek laiko pusę metų žydė ir nei ligos puola, nei purkšti nieko nereikia. Tokiem žmonėm tai dar rekomenduočiau tai lelijas, kur irgi pasodinai, ko žemė, ko prastesnė turi būti ir irgi jokio laistymo, jokio tręšimo, nieko nereikia. Ir pas mane, daleiskim, neiškastos vienoje vietoje žydė, tai kokius 23-24 metus. Tai irgi pasodinai ir tik džiugina žiedais ir tik tuo, kad reikėtų sodyti, kur aukštesnės tai toliau, o kur žemesnės priekyje. Kai pradedu nuo balandžio vidurio, tai pirmiausia spygliuočius dauginu. Jei pavėlysi, paskui pusė neprigės, o pas mane 99% spygliuočių prigėja. O paskui nuo birželio vidurio pradedu dekoratyvinius augalus daugyti šakutėm. Va kokiam šakutėm dauginis, čia citrina yra, va kokiam. Tai išaugs pusę metro. Iki rudenio dar va bus. O čia va kibiskiai yra. Kokiam šakutėm mažom dauginasi. Ir va šaknys. Jau reikia persodyti, darbo kad yra. Ir kiekvieną augalą reikia į vazonus atskirai persodyti. Kadangi nėra vietos jau šaknimi, jie skursta jau tada. Jau jų pavėlyti negalime. Kuo anksčiau geriau, kad būtų kovo mėnesį daugyti. Pas mus dar žemė būna šąla. Ir kadangi va yra, mato, šiltnamis yra, reikia sudaryti mikroklimatą jiem. Jei daug drėgmės, supūsta, jei va sausrai yra, jie iš karto pajudavo viskas nuveina, neprigyja. O dar bandau šitą šilalogę noriu ant kamieno, skiepinu. Rytą skiepina, pradeda sprogt, negiminingas poskiepis ir neprigyja. Dar va, jei dagyvensiu, tai pavasarį šakučių raisiu į miškę skiepyti. Reikia poskiepį ras, kas giminingas yra, pavyzdžiui. Kad va, noriu šitą, kad išaugtų kamienas. Taip krūmais jie auga, šilalogė. Noriu ant kamieno, kad būtų. Va, serbentus skiepino, grastos. Kaip gražiai atrodo, jie ir... Ir patogiau skint? Ir patogiau skint, ir mažiau vietos šitą reikia jiem ir nedalykit, kur krūmai yra. Krūmai tai reikia kuolai kalt, raišot, o čia nereikia nieko.